Dabar? Lukas dings. Ne, gerai. 9 magijos triukai. Antra dalis. Atskleidžiame paslaptis. Pirmasis. Dingsta kreidelės. 1, 2, 3. Opa! Kur dingo? Žiūrėk. 1, 2, 3. Atsirado. Atskleidžiam kortas. Triukui reikės spalvotų kreidelių pakuotėje ir lipnios juostos. Išimame visas kreideles. Kreidelę laušime taip, kad pro pakuotės angą matytųsi, bet galėtų visa pasislėpti pakuotės apačioje. Ir taip sulaužome visas kreideles. Suklijuojame kreideles su lipnia juosta taip, kad jos neišbirtų pakuotėje. Klijuoju 2 kartus, kad būtų tvirčiau. Lipnia juosta neturi matytis per pakuotės angą. Sudedame į pakuotę ir parodysime, kaip veikia. Kol laikome suspaudę pakuotės apačią, kreidelės laikosi viršuje. Bet vos atleidžiam, kreidelės nukrenta į pakuotės apačią ir rodosi, kad dingo. Atsukim atgal. Suspaudus apačią, kreidelės laikosi viršuje. Atleidžiam, nukrenta. O kaip grąžinti atgal? Stipriai apverčiam aukštyn kojomis, kad kreidelės sukristų atgal ir apverčiam atgal, suspausdami apatinę pakuotės dalį. Kreidelės grįžo atgal. Pakartosiu. Atleidžiam pakuotę, dingo kreidelės. Apvertus sukrenta atgal, tik kai stipriau paversim, nespausdami pakuotės. Tikrai lengva. Rodysiu. Žiūrėkit. 1, 2 ir 3. Dingo. Kaip dabar atgal sakyt? Geras. Visas pažytas kreidelės, tai atleidai apačią nusistato, tad... Kaip tu greitai išsiaiškinai? Patys tik nežaidžiu. Antrasis. Kreidos perkėlimas. Aš pasiimsiu savo delną ir išpipliojau kreidą. Išpipliojau kreidą, išpipliojau. Žiūrėk, dabar ką padarysiu? Nutrėjau, perkėliau kreidą. Dabar išstiplioju kreidą. Kur kreida ištipliota? Kaip tą perkėliau kreidą pas tave, matėjai? O kaip aš perkėliau kreidą, kaip tu galvoji? Užputei. Ar tikrai? Atskleiskime kortas. Triukui reikalinga tik kreida. Prieš triuką pirmiausia įsitryniau pirštą su kreida, ko niekas neturi matyti. Tada atėjau ir pasakiau, pakelk rankas, pažiūrėkim atidžiau. Išteptas pirštas, Lukas nematė. Keliant rankas nepastebimai įtryniau kreidą jam į delną. Tada nepastebimai nuvaliau nuo piršto likučius ir tęsiau vaidinimą toliau. Ištipliojau kreidą, ištipliojau. Žiūrėk, dabar ką padarysiu? Nutrėjau, perkėliau kreidą. Dabar ištiplioju kreidą. Kur kreida ištipliota? Kaip tą perkėliau kreidą pas tave, matėjai? Trečiasis. Tušinukas butelyje. Kilk. Ai, čia siūlas. Kaip tu siūlą pamatėjai? Gerai. Atskleidžiam kortas. Triukui reikės skaidraus butelio, tušinuko, permatomo plono siūlo, žirklių ir sagės. Siūlą užrišame ties tušinuko apačią ir užvyniojame iki vidurio. Surišam viduryje. Kitą siūlo galą pritvirtiname prie sagės, kurią prisegame prie savęs. Siūlas turi būti tokio ilgio, kad traukiant nuo savęs butelį, tušinukas akivaizdžiai judėtų. Pabandom? Aš tau priseksiu ir išbandysi tu. O, aš tau priseksiu. Bet čia turi būti tamsu, kad nesimatytų. Ir dabar vaidink, kad tu darai kažką ir tu turi traukti nuo savęs. Trauki nuo savęs, jis kyla į viršų, matai? Arčiau trauki, jis krenta žemyn. Matai, va. Matai. Nu, palauk, dabar parodyk magijos. Nu, parodyk. Kilk. Keliaujame
Keliam toliau. Ketvirtasis dingsta ir atsiranda degtukas. Aš turiu degtuką. Nu, ir turi. Tiesi rankas tai. Dingo rimtai. Pamėgink tu tai padaryti. Pamėgink tu tai. O kur dingo? Pametį. O žinai, kaip iš tikrųjų čia yra? Mums reikės degtuko, lipnios juostos ir žirklių. Degtuką pritvirtiname prie nykščio, tačiau taip, kad nesimatytų ir lipnios juostos negalima apvynioti aplink pirštą. O tada reikia tik gero rankų miklumo. Tiesi rankas tai. Dingo rimtai. Gerai. Dingo. O dabar atgal pagauk. Penktasis dingsta ir atsiranda žiedas. Dabar nuo mano piršto dings žiedas. Dingo. Up. Atsirado. O kaip yra iš tikrųjų? Parodysiu kitų kampų. Paslaptis yra ta, kad sukeičiami pirštai. Bandom? O dabar? Šeštasis žiedas lipa į viršų. Kyla. Kaip padaryti, kad jis eitų į viršų? Duok man! Pabandysiu kartais. Nepavyksta. O kaip padaryti? Mums reikės žiedo ir gumelės. Perkerpu gumelę, įkišu žiedą. Apatinėje dalyje paimu ties gumelės viduriu ir tvirtai suspaudžiu gumelę. Kitą galą ištempiu. Apačioje pamažu atleidžiu gumelę ir ji ima slysti link viršaus, kartu keldama žiedą. Žiedas iš tikrųjų pats nejuda, jį kelia gumelė. Kaip greitai viršų bėga. Septintasis kamuoliuko perkelimas. Turime 2 kūgius ir rutuliuką. Padedu rutuliuką po violetiniu kūgiu. Sumaišau. Kur rutuliukas? Nebus, nes tu paimsi šitą suspausi ir šitą pasikelsi. Nu, tu mane užspoilinai. Nu, iš tikrųjų, va čia nebus, o va čia bus. Kaip? Čia nėra. Čia yra. Čia nėra. Čia yra. Čia Kaip tu nėra. tai padarai? Kad būtų, kad nėra. Gerai, paaiškinsim, kaip padaryti. Reikės 2 skirtingų spalvų kartono, lipnios juostos ir žirklių. Iš kartonų iškerpam 2 apskritimus ir juos perkerpam pusiau. Su lipnia juosta suklijuojame į kūgius. Pasidariau 2 rutuliukus iš vieno spalvoto popieriaus lapo, kurį perkirpau pusiau. Ir suglamžiau. Kokia triuko paslaptis? Uždėjus ant rutuliuko kūgį, šiek tiek suspaudžiu ir pakeliu. Rutuliuko nebėra. Ar tikrai? Taigi triukas yra toks. Iš anksto vieną rutuliuką paslepiu po žaliu kūgiu. Tada paspaudus abu kūgius pakeliu ir parodau, kad abu tušti. Imu antrą rutuliuką ir akivaizdžiai paslepiu po violetiniu kūgiu. Sumaišau ir klausiu, kur yra rutuliukas. Žiūrovas pasakys, kad po violetiniu. Suspaustą kūgį pakeliu ir parodau, kad ten tuščia. O rutuliukas atsirado po žaliuoju kūgiu. Va taip? Gerai. Kuriame yra? Violetinė. Nėra. O žaliam yra, ne? Yra žaliam. Nėra nei žaliam, nei. Abiejose yra. Rodyk abu. Ne! Aštuntasis. Dingsta moneta po stikline. Turiu monetą ir stiklinę. Uždengiu skarele ir perkeliu stiklinę. Moneta dingo. Vėl perkeliu stiklinę. Moneta atsirado. Kaip čia taip? Triukui reikės 1 stiklinės, 1 monetos, skarelės, žirklių, klijų ir spalvoto popieriaus. Ant spalvoto popieriaus uždedu stiklinę ir apibrėžiu. Iškerpu apskritimą.
Ištepu klijai stiklinės viršų ir priklijuoju apskritimą. Stiklinę uždedame ant tokios pat spalvos popieriaus, kokios yra priklijuotas apskritimas. Uždėjus stiklinę ant monetos atrodo, kad ji dingo. Geriau su skarele. Tikrai iliuzija. Kaip čia yra? Kur dingsta moneta? Čia! Kur čia dingsta? Nu, pamėgink. Pažiūrėk, kur čia dingo moneta. Dingo kažkur moneta? O kur čia buvo? Kas čia buvo? Šitas tik tas. Ką? Ką? Kaip čia padaryta? Geras. Va šitas. Taip. 9. Moneta dingsta stiklinėje. Paimsiu monetą, įdėsiu monetą čia. Žiūrėk, aš turiu monetą. Va. Moneta. Moneta. 1, 2, 3. Pukšt. Krito? Krito. Kas čia buvo? Kur moneta? Nieko neradai, nėra nieko. Tai kur moneta? Kaip tu galvoji, kur dingsta moneta? Atskleisiu paslaptį. Triukui reikia stiklinės vandens, monetos, skarelės, labai skaidrios plonos plasmasės, žirklių. Iš plasmasės lakšto iškerpame monetos dydžio apskritimą. 2 vienodi apskritimai. Čia pasiėmiau tokį daiktą. Taip pasiėmiau. Jau. Tada parodžiau monetą, kad turiu. Sakau, aš monetą įdėsiu į vidų. Ir vietoj monetos, kad dėčiau, aš monetą sukeičiu su šituo. Įdedu šitą. Šitą paslepiu. Uždedu ant viršaus ir sakau, žiūrėk, moneta, nu. Moneta. Viskas yra, žiūrėk. Ir taip tukš, 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 tukš. Ir krito. Kur moneta? Žiūrėk. Įdedu monetą. Įdedu monetą. Gerai. Taip. 1, 2, 3. Kur dingo? Dingo? Moneta dingo. Ištirpo. Dabar. Lukas dings. Ne, gerai. Ir. Abrakadabra. Moneta atsiras? Taip. Moneta atsirado. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų. Taip. Neliko. Oi, kur ta moneta pabėgo?